tai, kad vien kova buvo. Žalgirį prieš gerą labai komandą, kažkokio geresnio pataikymo, galbūt visai buvo kitaip. Tai klaidų tokių išmetimas dar kai kurių, bet jau šiandien buvo tikrai visko mažiau buvo, tai aišku, rezultatas yra didelis. Skirtumas tas toks didelis yra pralašėm, bet sakau, kova buvo šiandien tikrai nebloga. Aurimas Adomaitis šiandien pusę minutės sužaidė, bet yra trauma. Kiek tai įtakoja žaidimą, galbūt jau yra aišku, kas nutiko, kiek tai įtakoja būtent žaidimą. Tiksliai, kas jam yra, nežinau, bet aišku įtakoja, nes aišku, gavo iš kitos pusės Ignas pasirodė, bet gaila, kad Aurimą neparadom būtų vis tiek pasikeitę, jie būtų visai kitaip. Taip pat Aleksandras šiandien negalėjo žaisti. Gavęs ten traumelę tokią, tai faktiškai vertimės be dviejų žmonių tikrai reikalingų komandai šiuo metu, bet gavo kitą šansą pasireikšti. Tas yra, kai kurie žmonės išnaudoja tą puikiai. Turbūt jūsų komandos žaidėjams, taip pat ir legionieriams, ypatinga motyvacija žaisti, galbūt prieš Kauno Žalgirį čia iššūkį. Tai daugumai tai yra pirmas kartas, tai čia, manau, čia kai kurie turėtų užsirašyti iš tikrųjų. Bet vis tiek, sakau, tikrai gerai sukomplektuota komanda, suburta, viskas bus jiems gerai.